Bismillahirrahmanirrahim. Sveiki visi. Pastebėjau, kad tie judėjai vėl kalba apie islamą taip toliau. Šį kartą jam užkliuvo taip, kad vienas hadisas, kad tuos, kurie palieka islamą, skirti jiems mirties bausmę. Dėl šito dalyko jam užkliuvo islamą, sako, kaip čia jie taip gali, kaip čia taip viskas vyksta, kodėl čia taip yra, kokie blogi ten tie musulmonai ir taip toliau, sako, ten 12 ar kiek šalių yra toksai įstatymas. Tai visų pirma, tą patį rašo ir Biblijoje, kad tuos, kurie atmeta tikėjimą, nužudyti. Jeigu pažiūrėtume Mozės laikais, pažiūrėkit, Mozė 3000 žmonių nužudė atmetusių tikėjimą, tie, kur garbino veršį. Tai žmonės, o dar jie, matot, taip veidmainiškai sako, čia sako, negalima islame, nėra prievartos, bet negalima išeiti iš islamo. Tai taip, islame nėra prievartos, niekas neverčia priimti islamo. Žmogus pats pasirenka. O dėl išėjimo, tai sakau, čia žmogui tik nuo to geriau, dėl to įstatymo. Jeigu jisai, tarkim, priima islamą ir po to skelbia visur, kad islamas blogai, ant pranašo kažką blogai sako, ir taip toliau, tai savaime aišku, kad pagal šalies įstatymus ir jisai gaus tą bausmę, kokia priklauso. Tai čia jam nuo to tik geriau, kad nes pas Alachą bausmė pragare dar didesnė laukia, jeigu jis suklaidintų, tarkim, ten daug žmonių su savo tais skelbimais netiesos. Tai o šiaip tą bausmę turi paskirti teismas, jeigu tik tais žmogus nesigaili ir viešai skelbia. Iš pradžių priima islamą, o po to skelbia prieš islamą, kad islamas blogai ir taip toliau. Tada gali gauti tokią bausmę. Bet šiaip, ką aš norėjau pasakyti, dėl šito dalyko labiausia pergyvena tik tais netikintieji. Nes tikintieji žino, kad keliaus pas Dievą. Tai jiems ta mirties bausmė tai kaip tik paslauga, tiesiog priartėjimas prie Dievo. Tik geroj daug geriau bus tikintiesiems negu pragare. Ar žemėje, ta prasme. Bet šiaip sakau, čia nieko baisaus, čia ir prieš tai buvo, bet Dievas mums atsiuntė Koraną. Ir čia dėl to ginčytis, kad Korane ten ar hadisuose kažkas parašyta, tai čia maištautojai tik tais ginčiasi. Tie, kas tiki, tai priima tikėjimą ir kaip sakant, džiaugiasi tuo, kad Dievas atsiuntė jam kaip palengvinimą. O čia tą sureikšmint jau turbūt baigėsi pas tuos judėjus argumentai. Jie net savo raštų neįsigilina, sakė, kiek metų studijuoja, bet kažkaip šito nepastebėjo, kad ir jų tikėjimo negalima palikti. Tai o šiaip čia tikintiesiems nuo to tik tais pastiprinimas, paskatinimas tikėti ir jiems nuo to įstatymo tik geriau. Tai o jie veidmainiškai šmeižia tą islamą, taip toliau. Pažiūrėkit, Izraelis iš viso vykdo genocidą, jie palaiko tokius dalykus. Tai supraskit, žmonės, kad jie Jėzaus nepripažįsta kaip pranašo. Šmeižia jį, islamą šmeižia, tai nenaujiena, palaiko genocidą. Ir čia, kad ir tam Izraelį jūs pabandykit kažką prieš žydus ar prieš jų tikėjimą, tai pakars, žodžiu. Tai argi ne veidmainiška
tai, ką jie daro.